keliauti su vaikais, taigi nesąmonė, o visai sąmonė. Mes čia gyvenom Ispanijoje kurį laiką ir važinėjome iš Lietuvos į Ispaniją ir atgal ir atradom kelis būdus. Atradom, kaip patogu keliauti ir kaip nepatogu. Taigi dabar papasakosiu, kaip keliauti yra fainiai, o paskui gale papasakosiu, kaip daryti nereikia. Pirmas klausimas, kuris visus domina, yra kur miegoti. Ir jo geriausiai, aišku, apsistoti pas savo draugus, pažįstamus. Taip yra ir pigiau, ir įdomiau. Jūs pamatysite jų gyvenimą ir miestą. Čia mes apsistojame Madride pas draugus iš Indijos. Ir netyčia pasilikom tenais daugiau nei planavom, porą dienų. Kažkur mes pasivaikščiojom su jais, jie kažką papasakojo. Pats maloniausias būdas yra važiuoti per pažįstamus draugus, netgi jeigu jūs jų visai nepažįstate. Svečiai, tiesiog gal žmonės mėgsta svečius ir gaunasi geriausiai. Toliau kitas būdas yra nelabai gerai žinomas kempingai. Va dabar matome, kaip atrodo europietiškas kempingas. Ten pietuose, Prancūzijoje, Ispanijoje jie labai gerai įrengti. Va čia baseinas, ežeras, skalbimo mašinos tenais yra, elektra, internetas, restoranas, jie duoną kepa. Galima ten gyventi mėnesiais. Ir taip daugelis ir daro europiečių, iš miesto atvažiuoja, jie sodų galbūt neturi ir leidžia laiką kempinguose. Tai yra žymiai pigiau, ne žymiai, bet daug pigiau nei viešbutis. Apie 30 eurų skaitosi naktis, jeigu viešbutis minimum 50 bus. Tad tau reikia turėti savo palapinę. Mobilus namelis gal ir patogu, bet jį reikia tampytis, yra brangiau kainuoja, greičiai ribojami. Jeigu turite gerą palapinę, atvažiuojate, pasiemate vietą už 30 eurų ir galima tenais ilsėtis. Geras oras, šilta, prašom, puikus poilsis. Čia aš, kai kalbu, taip atrodo, kad jums būtų nenuobodu. Toliau judant iš kempingo į kempingą, jūs turėsite pasirinkimą naudotis mokamais keliais arba nemokamais keliais. Mes važiavom abiejais, tai kiek mes išleidom kūrui, praktiškai tiek pat išėjo ir mokamiems keliams. Jie atrodo, ten 3 eurai, ten 5, ten 10, ten vėl euras, bet susirenka į gan didelę sumą, o važiuoti yra, greitai, bet nuobodu. Greitkelis. Aš rekomenduočiau išvengti mokamų kelių, jeigu įmanoma. O jeigu neįmanoma, prašom, matote dabar kreditinę kortelę, labai patogu mokėti. Pirmą kartą mes mokėjom, centus skaičiavom ir pradeda po kokį laiką nervuoti. Ypač Prancūzijoje jų labai daug ir įmes ten eurą, ten 2 eurus ir paskui baigėsi smulkus. Važiuokite nemokamais keliais ir kad vaikams būtų nenuobodu, svarbiausia yra dažnai reguliariai sustoti. Ir pačiam pailsi išeini, va čia yra tualetas. Tualetas, benzino kolonėlė, kur pamatot gražesnį vietą, sustojat. Daugumoj tualetų ir benzino kolonėlė yra tokios vaikų žaidimo aikštelės, vaikas gali prasiblaškyti, jūs galite irgi pasivaikščioti ir praeina tas nuovargis vairavimo. Kelionė tampa žymiai lengvesnė, įdomesnė. Čia jūs matote, mes sustojom, tiesiog kažkokia bažnyčia stovėjo. Mums pasirodė, kad čia kažkokia bažnyčia vidury kelio. Užsukom, išlipom, pasivaikščiojom. Ir vėl toks restartas, nesijaučia tas nuovargis, kad vairuoji, visą dieną važiuoji. O atsiranda tas keliavimo jausmas, lengvumas. Ir toks kaip ir nuotykis, nes neplanuotai pamatęs kažką sustoji ir
kažkokį įspūdį gauni. Jeigu keliausite per kempingus, jums būtinai reikia turėti gerą patogią palapinę ir tos miegmaišius. Negaliu nepasidalinti savo atradimų tom automatiniam išsiskleidžiančiom palapinėm. Nes jeigu keičiat iš kempingo į kempingą, kiekvieną dieną statyti tas surenkamas palapinės, po 3 nakties jau pradėjo jos nekęsti. Ir va, mes čia atvažiavom į eilinį kempingą Prancūzijoje, čia restoranas yra. Jie netgi kempingai turi savo tinklus, kaip va, čia matote pilis. Prancūzijoje yra supirktos pilis ir aplink jas pastatyti kempingai. O va štai ir automatiškai va, iškrenta palapinė. Kečua, man atrodo, taip tarėsi. Vėl nieko negaunu iš jų už reklamą, bet jeigu jau važiuojat su mašina, čia yra pati geriausia palapinė, kokią aš esu ilgai nagrinėjęs ir atradęs. Vadinasi 2 sekundės, nes neišsiskleidžia per 2 sekundės. Gal jeigu pasitreniruoti galima išskleisti, bet jinai yra ant tokių kaip spiruoklių, lankščios medžiagos, kaip matėt, kaip jinai iššoka. 1, 2 ir palapinė stovi. Galima ją prikalti su koliukais, galima tiesiog miegoti viduje. Beje, kempinguose žemė yra labai kieta ir jeigu jau kalsit koliukus, reikia turėti plaktuką. Na ir tuos koliukus stengtis nesulankstyti. Štai, va, palapinė pastatyta. 1, 2, 2 sekundės. Prie tos palapinės dar yra ir lova, irgi kečio. Yra įsideda pripučiamas čiužinys, adijalas, pagalvės ir va, gaunasi tokia greita priemonė apsistoti kempinge. Pripustas čiužinys, pagalvės, tas adijalas kaip ir užsisega, galima užsekti, kad būtų kaip miegamaišis. Tokia palapinė labai gerai palengvina kasdienybę keliaujant ir keičiant miegojimo vietą kasdien. Tokia palapinė taip pat lengvai ir susilanksto. Kai mes pirkom pirmą kartą, mes turbūt pusę valandos išleidom, kol mes išsiaiškinom, kaip tai daroma. Bet yra daroma pakankamai lengvai, kai išsiaiškini. Irgi 1, 2, 3 ir pasiruošę važiuoti. Taip, kalbu. Kitas svarbus klausimas, ką valgyti kelionėje. Kadangi jūs važiuojate su mašina, galima pasiimti su savim ir kažkokius puodus su ugnimi, su dujine ir gamintis, bet labai lengva yra pavalgyti tiesiog benzino kolonėlėse. Jos įrengtos kaip restoranai. Tas self-service ateini ir salotos, ten ir viskas paruošta, ir atrodo stok, ten gaiminkis kažką. Yra ir vaikams pažaisti, tai mes pasiėmėm, paskutinį kartą važiuodami, ką pasiėmėm, tai nieko nesuvalgėm, visur štovinėjom ir pirkomės. Aišku, čia gan didelė išlaidų dalis, galima susitaupyti, tiesiog pasiėmus tų sausų pusryčių, vaisių, riešutų, bet vienas iš didesnių malonumų kelionės yra, kad nereikia gamintis, valgyti, plauti indų ir leiskite savo malonumą sustoti ir kažkur pavalgyti, bent jau miestuose, restoranuose. Štai kitas kempingas, kartais būna, kad neleidžiami automobiliai į vidų, duodama tokį elektromobilį, turbūt iš golfo žaidėjų. Matėme?
ir dalina. Ir vėl stebuklinga palapinė, kuri išsiskleidžia per 2 sekundės dabar iš šono. Žadėjau papasakoti, ko geriau kelionėje nedaryti, ką mes atradom. Tai, kaip man pasirodė, svarbu kelionėje per daug neplanuoti. Prieš tai mes važiavome pagal planą, susiskaičiavome, kur ir kiek kada būsim, sustojimus, kur sustosim, į kokį muziejų nueisim, užsibukinom per booking.com viešbučius ir gavosi toks darbas, kad turi ten suspėti, kad čia nedaug dievė sustoji per ilgai pabuvai, kad negali niekur nuklysti ir nedaug malonumo, nors daug pamatai, daug aplankai, labai efektyviai judi, bet to malonumo tiek negauni, kaip vat čia šitam video mes neplanavom atsidurti Disneylande. Mes važiavom pro Paryžių, nežinojom, ar bus nuotaika mums nueiti į Eifelio bokštą ar ne, bet aplankėm. Užtrukom važiuodami iš Paryžiaus, ten tiek mašinų, visą miestą praktiškai pirmų bėgių važiuoji. Ir mes vėlai išvažiavom iš miesto, atradom, kad čia, net neatsimenu, ar internete, ar kelio ženklai, kad čia yra Disneylandas netoli. Ir va taip neplanuotai užsukom į Disneylandą. Jeigu važiuoji konkrečiai į Disneylandą, tai kažko ten tikiesi, kažkaip esi nusiteikęs. Ir aišku, realybė skiriasi nuo to, ko tikiesi. Ir dažniausiai tiek malonumo negauni, kaip kad netyčia užklysti ir wow, kaip aš čia pakliuvau ir kaip nesitikėjom, kaip čia fainiai viskas susiklosti. Va čia, jeigu važiuot pro Paryžių, turit minty, kad visai fainiai būtų užsukti į Disneylandą. Gan brangu, bet gražu ir labai gerai pritaikyta mažiems vaikams. Vat yra tokie vežimai, kur vaiką galima pasisodinti, jie išnuomojami ir per pietus jis gali pamiegoti. Jeigu jūs ruošiatės važinėti su atrakcionais, dažniausiai maži vaikai neįleidžiami į rimtesnius atrakcionus ir kai mama ar tėtis laukia su vaiku tokiuose ilgose eilėse, kitas būna išoriai ir po to naudojasi tuo fast track, specialiai aš čia sugalvoju su vaikais, kad aš pravažiuoju, išlipu, gaunu bilietuką, perduodu ją laukiančiam tėvui ar ten mamai ir jis be eilės važiuoja į tą atrakcioną.
Dar yra svarbus dalykas žinoti, kaip užimti vaiką kelionėje. Sustojimų dažnų ir ilgų daryti reikia, bet kuo jūs ilgiau stovėt, tuo jūs ilgiau važiuojat. Tai vaikas mašinoje irgi turi kažką veikti ir nors ir mes važiuodavom trumpai, 4-5 daugiausiai valandas per dieną ir sustodavom tokiose žaidimo aikštelėse, kempinguose, jie žaisdavo batutų, šokinėdavo, vaikas šokinėdavo baseine, maudydavosi ir jam tai gan malonus nuotykis, bet turėkite su savimi kažkokių naujų daiktų, galima žaisliukų pigių nupirkti ar šiaip kažkokių pivokos reikmenų, kurie išsiardo, kurį galima duoti, kai vaikas sėdi automobilyje, tiesiog duodi jam naują kažkokį daiktą ir jis ten išsiardo, kažkoks tenais konstruktorius ar lankstosi jisai ir jam įdomu tyrinėti, jis bus užimtas kokią valandą. O dar padeda iPadas arba planšetinis kompiuteris, įrašo ten filmukų, bet pasilikite tai ekstremaliom sąlygom, kai jau niekas nepadeda, kad vaikas nepriprastų prie filmukų, nes tada jau viskas bus nebeįdomu. Štai čia mes esame viešbutyje Heide Parke. Čia toks padarytas pagal piratinio laivo temą, piratai vaikšto viduje, lovos, jūrinis. Šitas parkas taip pat neplanuotai, jis ždygo pas mumis ant kelio. Mes nemėgstam važiuoti per Lenkiją ir naudojamės keltu. Jeigu važiuoti su vaiku ir stovinėti, nakvoti, kaina gaunasi ta pati, tik dar ilgiau, o keltas visai malonus dalykas, tai tas Heide Parkas yra grinai ant kelio, visai įdomu ten sustoti. Aišku, jis net tiek pritaikytas vaikams mažiems kaip Disneylandas, bet kad jau ant kelio, tai visai neblogai tenais užsukti. Kaip ir sakiau, kadangi neplanavome čia užsukti, tai nuotykis tas stebuklingas gaunasi ir kadangi oras subjuro, pradėjo lyti, palapinėje miegoti nebesinori, tai pasiėmė viešbutį. Ir mes pasinaudojom galimybę, pasiėmėm viešbutį, geras oras, nakvojame kempinge. Jeigu šalta ar lyja, tai galime ir viešbutį pasiimti. Ir tas ir svarbiausia kelionėse, ta nuotykių dvasia, kai nėra kieto plano, kad mes važiuojam ten, pažiūrėti tą, tada turime atsidurti ten ir gaunasi toksai darbas nemalonus. Taigi, kad kelionė atrodytų, kad jaustųsi įdomi, reikia susigalvoti savo tikslą, pažiūrėkite, kiek jūs turite dienų ir, pavyzdžiui, važiuokite iki Eifelio bokšto ir atgal. Per Google Maps pasižiūrėkite, kiek kilometrų reikia, kiek jūsų automobilis reikalauja kuro, kiek jūs išleisite jam pinigų ir padauginkite iš 3. Tos sumos turėtų užtekti viskam. Toliau, Eurocampings puslapyje, Eurocampings, yra visi kempingai. Ten pat galima parsisiųsti ir programėlę telefonui mokamą, kur turėsite offline visus kempingus ir galėsite, kada norite, artimiausiai išsirinkti.
Ir viskas. Ir važiuokite. Neplanuokite labai kietai laiko, kad sustosime ten, darysime tą. Tiesiog kaip gausis. Ypač jeigu jūs turite pažįstamų kitose šalyse, tai vietoj Eifelio bokšto geriau važiuokite pas draugus. Ir leiskite savo užsibūti kempinge, kuriam patiko, pas draugus, jeigu ten fainiai, sustoti gražiuose vietose, tiesiog nesilaikant plano keisti įspūdžius. Ir tai tokiu būdu galima pajausti tą laisvą nuotykių dvasią.